Net pačioje didžiausioje demokratijoje turi būti lyderis, kuris ir vadovautų ir vienytų vienu metu. Kine lygiai taip pat. Nebus filmo, jei aikštelėje vyraus chaosas. Reikia vizijos ir konkretumo. Šių uždavinių imasi režisierius. Tad kokios pavardės šiemet atsidūrė tarp geriausių kino meistrų? Yra momentų, kai tu nori tapti dievu, reiškia. Dievo aikštelėje. Dievo, reiškia, galbūt, kaip sakant, šeimoje. Dievo, reiškia, nežinau, kažkokioj, reiškia, gatvėje ar koridoriui. Algimantą Puipą daugelis jaunosios kartos režisierių laiko ir dievu, ir mokytoju, ir sektinų pavyzdžių. O sekti tikrai yra ką. Daugiau kaip 20 režisuotų filmų, 10 parašytų filmo scenarijų ir Lietuvos bei tarptautiniai apdovanojimai. Algimantas Puipa už filmo Naktinis seansas režisūrą pretenduoja į antrą sidabrinės kervės statulėlę. Rytoj gali būti per vėlu. Per vėlu. Eglė Vertelytė yra gyvas pavyzdys, kaip negalima nuleisti rankų. Net kai tave išmeta, net kai tau užtrenkia duris, o tu vis tiek tiki savimi ir štai atsiduri tarp geriausiųjų. Sidabrinę gervę už režisūrą turinti Eglė šiais metais nominuota už filmo Gardutė režisieriaus darbą. Man gyvenime yra tekę susidurti daug su kulinarija, bet visi tie susidūrimai buvo labai nesėkmingi, nes aš esu dirbus padavėja, kai studijavau užsienį ir mane iš visur atleido. Paskui esu dirbus kulinariniai laidoj, iš kurios mane atleido, kaip rašytoja netgi. Tai turėjau labai daug kažkokių nesėkmingų susidūrimų su kulinarija. Kadangi merginos filme eina į televiziją ir jos yra naujokės, visai ir ten jas sustinka televizijos pasaulio žvaigždės, visai norėjos tą atliepti kažkaip su aktoriais. Galbūt turėti ne tiek daug kine vaidinusias aktorės ir ne tiek daug kino žiūrovams pažįstamas aktorės, kad tas jausmas naujoko ateinančio į naują erdvę būtų galbūt šiek tiek panašus. Tai. Nesnausk ant sofos, o registruokis, kovok ir laimėk savo svajonių restorano raktelį. Nors iš pradžių Ignas Miškinis abejojo, ar imtis užduoties knygą Pietinė kronikas paversti filmu, tačiau vėlesni įvykiai tik įrodo, jog pirminės abejonės nepasiteisino. Ignas Miškinis sukūrė filmą, apie kurį dar ilgai bus kalbama. Ar tai atneš pirmą sidabrinę gervę už režisūrinį darbą Ignui Miškiniui? Man tai yra pirmą kartą, kai man kažkas pasiūlė daryti filmą. Tai aš negaliu dalintis patirtim, kadangi tai yra vienas kartas. Man atrodo, viską sukabino žmogiški santykiai, pokalbiai. Trenkės gerai, turgus gerai, bet be panos tu esi vaiks. Man galvoj sukos, ką reik šturmuot apilį. Kai kokiam viduramžių riteriui. Kur varai namo? Laurynas Bareiša gerai žino, kad sidabrinės kervės statulėlė nėra lengva. Ją Laurynas savo rankose laikė ne kartą. Vienas iš tokių kartų būtent už ilgametražio vaidybinio filmo režisūrą. Ir dabar vėl Bareišos darbas pastebėtas filme Sesės. Režisieriaus darbas Sesėse buvo tikrai ganėtinai savotiškas, nes aš buvau ir režisierius, ir scenaristas, ir operatorius. Tai daugiausiai aš dirbau su Sigita Šimkūnaite, jinai buvo toks kaip mano pagrindinis kūrybinis partneris filme, filmo dailininkė jinai buvo. Labai svarbus aktoriai buvo, tas pagrindinis aktorių kolektyvas. Tai ir jie buvo labai dosnus savo laiku ir pasiūlymais, tai ta režisūra galiausiai susėjo iš tokio bendradarbiavimo su kitais. Žiūrėkit, mes atvešim ją į degalinę autostradai prie Maišiagalos. Laikas parodys, ar debiutanto sėkmė yra našta ar papildomas stimulas eiti į priekį. Ir tą matysime sekdami Saulės Bliuvaitės karjerą. Pirma ilgametražio vaidybinio filmo Akiplėša režisūra ir iškart daugybė apdovanojimų, daugybė plojimų ir sidabrinės gervės nominacija. Pirmą filmą, kadangi kuriant iš karto žinai, kad labai bus ribotas biudžetas, tai kažkaip jau rašant scenarijų, jau aš galvojau, ką įmanoma padaryti. Ir taip gal net bandžiau neriboti kažkokias kūrybinės laisvės savo,
bet tuo pačiu ir kažkaip aš taip adekvačiai nuo pat pradžių žiūrėjau, kažkaip, kad nesusigalvoti kažkokių dalykų, neapsisunkinti savęs tam pirmam filme, ko aš po to, nuo ko būtų labai daug streso dėl įgyvendinimo. Pabaigs kamerį. Sėdi ir pabaigi čia. Ta prasme. Kuris iš šių 5 režisierių savo vardą dar stipriau paryškins kino kūrėjų istorijoje, sužinosime birželio 8 dieną.